Sveiki tautiečiai. Šiandien jau mažai kam kyla abejonių, kad mūsų valdantieji ir vyriausybė ir atskiri politikai daro viską, kad mūsų valstybė, mūsų žmonės ir mūsų tauta būtų įvelti į karo veiksmus. Tačiau jeigu mes būsime įvelti į karo veiksmus kitoje valstybėje, tai karas neabejotinai ateis ir pas mus. Aš, mano komanda, mane remianti partija kartu su Vyčiu, žinome, kad yra kitas kelias, saugus kelias, kad užtikrinti ramybę ir taiką mūsų tėvynėje. Taigi mūsų saugumo situacija ir žmonių gerovė stovi ant 3 pagrindinių banginių. Pirmas – tai yra mūsų priklausomybė aljansui. Todėl, kad nėra įmanoma šiandien užpulti Lietuvos kaip po tokios. Galima užpulti tik tai aljansą. Ir tai, kad mes priklausome jam, tai sudaro mums saugumo skėtį, saugumo garantijas. Ir nereikia kelt klausimų, gins, negins, 3, 4, 5 straipsnis. Mes aljanse ir mes esam už ribų saugumo ir užpult galima tik tai aljansą. Antras banginis tai yra mūsų Lietuvos kariuomenė ir mūsų Lietuvos tautos pasirengimas esant reikalui ginti savo tėvynę, savo šeimą ir savo vaikus, esant reikalui ginti savo tėvynę, o ne svetimą žemę. Na ir trečias banginis, trečias dramblys, tai yra mūsų santykiai su kaimynais. Kaimynų negalime nei pasirinkti, nei pakeisti. Jie yra tokie, kokie jie yra. Todėl harmoningi santykiai, kultūriniai santykiai, ekonominiai santykiai, diplomatiniai santykiai su kaimynais yra tai, kas užtikrina mūsų saugumą pirmoji eilėje, mūsų lietuvių saugumą. Jeigu mes su kaimynais sutvarkysime santykius taip, kad nekiltų problemų, kurias beje dažnai sudarome patys, tai yra mūsų valdantieji, kad jeigu nekils problemų, kurias reikės spręsti ginklu, tai atitinkamai saugumo grėsmių lygis mūsų valstybėje sumažės iki minimumo. Geri santykiai su kaimynais tai nėra nusilenkimas prie jos, tai nėra prisitaikymas prie kaimynų, tai yra pragmatiniai, dvišaliai, ekonominiai ir diplomatiniai santykiai. Tokius santykius turi daugumas pasaulio valstybių. Jeigu man ir mano komandai bus patikėtas spręsti šitos klausimus, galiu jūs užtikrinti, kad mūsų kariai nevyks kariauti į Ukrainos žemę, nepadės savo gyvybių gindami svetimą valstybę ir karas neateis į Lietuvą. Ir Lietuva ir mūsų žemė netaps karo lauku.